Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Lyda. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino įsakymu pilis pastatyta apie 1330 metus. Nuo 14 amžiaus 80-mečio iki 381 metų pilį valdė Algirdo, vėliau Jogailos patarėjas Vaidila. Nuo 381 iki 392 kunigaikštis Kaributas. Nuo 392 ją valdė Lietuvos didžiojo kunigaikščio skiriami seniūnai. Pilį 384 metais buvo užėmę ir apgriovę kryžiuočiai. 387 Jogaila pilyje priėmė priesaiką savo brolio Skirgailos Polocko kunigaikščio. 392 metais ją užėmė Vytautas su savo sąjungininkais. Pilis atlaikė 394 metais anglų ir prancūzų riterių puolimą, 406 metais jos neįveikė Smolensko kunigaikštis Jurijus Sviatoslavičius, 433 kunigaikštis Švitrigaila, o 506 atlaikė totorius. 422 metais pilyje buvo švenčiamas karaliaus Jogailos ir 17-metės Sofijos iš Alšėnų vestuvės. 506 Liepą pilies sienose nepagydomai sergantis Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras priėmė šventąją komuniją ir pasirašė savo testamentą. Karaliaus Zigmundo Vazos valdymo laikais Lyda 590 gavo Magdeburgo teises. 659 buvo užėmusi Rusijos kariuomenė. Per Šiaurės karą pilį 2 kartus buvo užėmusi Švedijos kariuomenė. Ji ir susprogdino pilies bokštus. 568-794 pilyje veikė apskrities bajorų teismas, buvo saugomi jo dokumentai. 794 vasarą pilyje Tado Kosciuško sukilėliai kovojo su caro kariuomenė ir pilis buvo dar labiau apgadinta. 794-914 pilies aikštė Rusijos imperijos kariuomenės dalinių buvo naudojama kaip šaudykla. Po 891 metų Lydos gaisro, kai sudegė miesto centras kartu su 18 amžiaus rotušės pastatu, miesto valdžia pradėjo ardyti pilies sienas, kad galėtų panaudoti medžiagas miesto atstatymui. Smėlis buvo imamas nuo pilies kalno šlaitų. Tada pietvakarinio bokšto liekanos buvo beveik visiškai sunaikintos, o dalis vakarinės sienos buvo išardyta. Tačiau informacija apie tai pasiekė Sankt Peterburge esančio imperatorišką archeologijos komisiją, o komisijos darbuotojas Piotras Petrovičius Pokryškinas buvo įsiųstas į Lydą. Po jo ataskaitos komisija uždraudė griauti pilies sienas. 20 amžiaus 3 dešimtmetyje vietos Lenkų valdžia pradėjo pilies atstatymo darbus. Pilies kieme buvo įrengtas karinis poligonas. Restauravimo darbai prasidėjo 1978 metais. Iki 1980 metų buvo baigtos statyti šiaurinė, rytinė ir dalies pietinė sienos, o šiaurės rytinis bokštas buvo beveik baigtas. 2004 atstatytos Lydos pilies sienos ir šiaurės rytų pusės bokštas. 2005 Lydos pilyje įsikūrė Lydos istorijos ir meno muziejus. 2010 buvo užbaigtos sienos ir pietvakarinis bokštas, o pilies kiemas buvo užpiltas smėliu ir skalda. Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos. Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos. Tu viena mano saulė rytojaus dienos, mano protėvių žemė. Atminimuose lankos ramūnių baltų, senos pilys prie Nemuno seno krantų. Baltija ir aukštaičių pagojai, tai tu, mano protėvių žemė. Ir bitelių dusdymas baltam avily, ir piliakalnių alkų ramybė tyli, ir žiema kaip mirties baltas takas gili, mano protėvių žemei. Nenumyrus po piktojo gruodžio ledais, nesukniubus po sielvarto upės krantais, puoštis, puoštis pavasaro jauno žiedais, Lietuva, mano protėvių žemė.